Gegužės 24. Meilė nepasiduoda piktumui. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4-5 eilutės. Bet koks pasireiškintis įgimtas moralinis irimas, paveldimumas bei nerviniai sutrikimai ir nukrypimai gali būti priežastimi greitai užsidegančio, nekalbaus pernelyg jautraus charakterio būdo. Tačiau vis tiek kiekviena širdis, pilna viešpaties dvasios, turi priešinti šiam kūno polinkiui į blogį ir kovoti prieš šias įgimtas kūno silpnybės, kovoti gerą tikėjimo kovą. Neturėtume sakyti, kad tai toks jau mano įprotis, kadangi visi puolusios žmogiškos prigimties įpročiai yra blogi. Naujosios prigimties pareiga yra nugalėti senąją prigimtį kaip šiuose, taip ir visuose kituose kūno ir velnio darbuose. Tik nedaugelis savo draugams ir tikėjimo namiškiams parodo daugiau šios meilės malonės galios. Ši malonė priklausomai nuo kiekvieno Dievo vaiko augimo turi ugdyti jame švelnų, malonų būdą. Meilę suprantame ne vien tik kaip dėkingą gerą valią, bet ypatingai kaip nesavanaudišką, neturinčią savų interesų gerą valią, kuri žavisi gerais principais, įvertina tokį charakterį, esanti darnoje su šiais principais, užjaučia ir pasigaili tų, kurie nėra taikoje su šiais principais ir noriai, su džiaugsmu guldo gyvybę skelbiant šiuos principus. Tokia meilė neleis prasiveržti impulsyviam pykčiui. Blogas nusiteikimas yra priešingybė šiai meiliai. Priešingai, tokia meilė yra švelni, labai kantri ir atlaidi. Klausimai: ar šią savaitę buvau kantrus ir pakantus? Kokiu būdu tai pasireiškė? Kodėl, kokios buvo pasekmės? Meilė nepasiduoda piktumui. Pirmas laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4-5 eilutės.